Man jausmas yra, kad Ukrainoje šiuo metu kažkas savo gyvybę mums perka dar vieną laisvės dieną. Tai rytojus gali būti labai kitoks, ypač kai su Jonu Omanu pasikalbi, kuris grįžta iš Ukrainos. Klausia, o kas jums pažadėjo, kad rytoj čia niekas neatskris? Gaut kažkur pažadą tokį? Ir aš esu didžiulis Lietuvos patriotas. Aš buvau pastatytas ne kartą prieš klausimą, kur, pavyzdžiui, Vinted buveinė bus, ar jinai bus Lietuvoje, ar Vokietijoje, ar kažkur kitur. Mūsų investuotojai yra užsieniečiai, jie labai pragmatiškai žiūri ir buvo labai taip ne kartą pasiūlyta, kad pasvarstykit apie kitas šalis, bet buveinė yra Lietuvoje ir Lietuvoje mes, manau, kad link 100 milijonų praeitais metais mokesčių sumokėjom. Bet tai nėra duotybė, tai gali išsikraustyti ir nuo mūsų visų priklauso, kaip mes adekvačiai reaguosim į šitą situaciją. Man atrodo, kad yra karo kambario situacija, o ne smagių diskusijų teoriškai svarstant, ar yra karo galimybė 29 metais Lietuvoje. BVP šiaip iš oro neatsiranda, jį sukuria verslas. Ir tas verslas įkūrė ten, kuris visų pirma jaučiasi saugus. Mes, kai pradėjom šitą iniciatyvą, paleidom peticiją, nes norėjom pasitikrinti, koks yra barometras su žmonėm, visuomenė, gal čia, nežinau, mums 5 ar 7 atrodo, kad mes čia panikuojam ir čia blogai, o visuomenė atrodo, kad viskas gerai. Tai per 23 dienas surinkom virš 50 000 parašų ir tai yra ne šiaip, kad kažkas paspaudė mygtuką, bet pasirašė elektroniniu parašu. Mūsų žiniomis tokio parašų kiekio per tokį laiką trumpą nebuvo surinkta dar nei vienoj peticijoje Lietuvos istorijoje. Man viso šito situacija, žinokit, ir diskusijų adekvatumas panašus į tokį, kur aš gyvenu daugiabutyje, mano aukšto kaimynas jau įsiveržė į kito mano aukšto kaimyno butą, moteris išprievartavo, vaikus iššaudė ir aš tada su žmona sėdžiu ir diskutuojam. Žiūrėk, reikėtų šarvuotas duris įsidėti, bet brangios tos paskolos, tai aš padirbėsiu darbe, čia už 9 mėnesių turėčiau gauti premiją, tai iš tos premijos tos šarvuotas duris įsidėsim, aš 27 metais išsilaikysiu leidimą ginklui ir viskas bus gerai. Atsipalaiduokim. Tai nepykit, bet taip man atrodo iš šono visas šitas reikalas. Kai Zelenskis tapo Ukrainos prezidentu, jo kabineto žmonės pasidėjo Zelenskio paveikslą pas save ant stalo, prezidento paveikslą, ir jis atėjęs sako, žiūrėkit, patraukit šitą mano paveikslą, pasidėkit savo šeimos nuotrauką ir kiekvieną dieną žiūrėdami jį paklauskit, ar jūs darot viską, kad jums būtų negėda prieš save ir šeimą.